Ačiū visiems, kad čia susirinkote. Taigi, pirmoje vietoje, aišku, svarbiausias dalykas šiuo metu referendumų klausimai. Tada šiek tiek švietėjiškos veiklos, apie peticijas pakalbėsim. Ir tada rimtas reikalas, tai mūsų tautos reikalas, kaip suorganizuoti ir sukurti struktūrą, kad didesni kiekiai žmonių galėtų būti įtraukti į vienybės, bendrystės Lietuvos tikslus. Kaip mums sekėsi antroji referendumo iniciatyva, kuri buvo dėl referendumų reglamentavimo. Turėjom VRK nuomonę ir jau gavome ir vyriausio administracinio teismo nuomonę. VRK neleido rengti referendumų dėl tų klausimų. Elvatas irgi taip pat neleido rengti, palaikė VRK nuomonę ir neleido rengti. Taip, tačiau tęsiasi ta pati, tas pats elgesys, pavyzdžiui, tiek ir administracinio teismo ir VRK, kaip ir dėl pirmosios referendumo iniciatyvos. Kad būtų aišku, apie kalbam konkrečiai, dabar aš irgi mėgstu cituoti, ką sako, mėgstu, kad būtų ne tik mano nuomonė, o bet ką iš tiesų vyriausias administracinis teismas sakė. Ir čia iš tiesų antroji iniciatyvai nutarti galima rasti kelis labai įdomius dalykus. Taigi, pirmas dalykas, vyriausias administracinis teismas pasakė, kad sprendime taip pat pagristai atsižvelgta ir į tai, kad VRK narių skirimas referendumu, kurio organizavimas reikalauja ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių, prieštarauja ir ekonomiškumo principui. Ekonomiškumo principui. Taip, visi suprantame. Tačiau administracinių bylų teisenos įstatyme parašyta, teismas nevertina ginčijimo teisės akto ir veiksmų neveikimo politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Ekonominio tikslingumo požiūriu. Taigi matome, kaip ir pirmoji iniciatyvai buvo kalbama dėl nekilnojamo turto mokesčio, kad buvo kalbama, kad teismas atsižvelgia į geopolitinę situaciją, nors irgi įstatyme parašyta, kad politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu nevertina teismas. Bet savo nuožiūrą teismas įvertino. Ta pati mes turime ir dėl antrosios iniciatyvos. Tik šį kartą ne dėl politinio požiūrio, o dėl ekonominio tikslingumo. Taigi, matome, kad tarytum yra, bent jau man asmeniškai neaišku, nes susidaro, kad yra dvejopa teisė, vieną referendumą, o visą kitą kitiem. Bent jau kitą teismą. Taigi, išvadą galima daryti, kad išskirtinai referendumams, nors galbūt neįskirtinai, bet jau referendumams, kuriuos inicijuoja tauta, administracinių bylų teisenos įstatymas negalioja arba galioja su išimtim ir vyriausias administracinis teismas be jokių skaičiavimų, noriu pripažinti tą patį, ką ir VRK padarė, be jokių skaičiavimų siūlomų konstitucijos pakeitimų, vertina siūlomų konstitucijos pakeitimų ekonomiškumą. Taigi, kitas dalykas, irgi bent jau man asmeniškai labai įdomus, tai yra Vyriausia rinkimų komisija ir Lietuvos vyriausias administracinis teismas 36 punktą teigia, vyriausios komisijos rinkimų komisijos pirmininko ir narių tvirtinimas referendumų konstitucinė prasme nėra svarbiausias tautos ir valstybės klausimas. Taigi, jie vertina, nors, bendrai aš dar pasituosiu kitą dalyką. Konstitucinis teismas yra pasakęs, svarbiausių valstybės bei tautos gyvenimo klausimų, kuris turėtų būti sprendžiamas referendumu, laikytinas ir toks klausimas, kurį spręsti referendumu reikalautų ne mažiau kaip 300 000 piliečių turinčių rinkimų teisę. Taigi, matome, kad kada tauta inicijuoja referendumus, tautos ir konstitucinio teismo nuomonė nėra svarbi, vyriausia rinkimų komisija ir vyriausias
administracinis teismas nusprendžia, kas yra svarbiausias klausimas, o kas yra ne. Tai antras dalykas. Ir trečias dalykas, daug kad nekalbėti, bet tokie tipinis. Trečias dalykas, cituoju, referendumų iniciatyvinės grupės negali būti nei tapatinamos su tauta, nei kalbėti jos vardu. Taigi, čia mano dabar jau paaiškinimas, nes čia ištrauka yra. Taigi, neregistruodama referendumo iniciatyvos vyriausioji rinkimų komisija nepasisavino visai tautai priklausančių galių, neviršijo įgaliojimų, įtvirtintų referendumo konstitucinėme įstatyme, bei veikia savo kompetencijos ribose. Taigi, klausimų, kuriuos gali spręsti tauta cenzūra, yra leistina išeina iš šito pasakymo. Nes VRK, neleisdama iškelti referendumo klausimo, nepasisavino tautos sprendimo teisės. Jinai nenusprendė už tautą. Tačiau, mūsų požiūriu, pažeidė politinės piliečių teisės. Taigi, matome labai įdomius dalykus, kaip rutuliuojasi šitos referendumų iniciatyvos. Suprantu, sugalvojau, būtent sėdint čia, kad reikia Lietuvai naujo ekonominio plano. Dėl ekonomikos aš daug galvojau, daug gilinausi. Bet nenustebau, pamatęs Finansų ministerijos puslapyje tokią iniciatyvą pačių Finansų ministerijos Start. Ten abreviatūra kažkokia yra, ten jau yra paruoštas šablonas ir aš ką atkreipiu dėmesį, kviečia visuomenę irgi dalyvauti tam projekto rengime. Ir aš šitą priėmiau ne kaip kvietimą, o kaip pagalbos šauksmą iš Finansų ministerijos. Nes ten žmonės vis tiek, žmonės baigė finansus, supranta, žino, nieko mes jų neišmokinsime, nieko mes jiems nepapasakosim to, ko jie nežino. Kodėl jie prašo visuomenės pagalbos? Jie ne visuomenės pagalbos prašo, jie prašo, kad visuomenė pateiktų spaudimą Seimui, kad tie projektai pagaliau būtų įgyvendinti. Nes Finansų ministerija jau ne vieną projektą yra ekonominį parengus. Ir dabar vėl kviečia. Taigi dabar aš irgi jūs kviečiu. Visi, kas klausos, jūs, tai aš turiu omeny Lietuvą, kas domisi, verslininkai, ilgamečiai verslininkai puikiai supranta, puikiai jums gali pasakyti, ką reikia ir kaip daryti, kokius mokesčius reikia mažinti. Paskui, kada pasakoma, jog reikia mažinti mokesčius, išgirstame tokius argumentus, kad o tu iš ko valstybė gyvens? O tai tada prašoma argumentuoti tų pačių Kubilių ir visų Šimonyčių, tai jeigu valstybė gyvena tik iš mokesčių, tai jūs man pateikite nors vieną valstybę, nors vieną civilizaciją, per paskutinį šešti, kurias yra apskritai uždokumentuotas, kuri valstybė išgyvena tik tais iš mokesčių. Nuo kada? Ir nuo kada valstybė gyvena tik tais iš mokesčių? Nes 120 metų atgal, aš šiek tiek pasidomėjau lengvai, 120 metų atgal mokesčiai buvo 4% ir tai jau skaitėsi vagystė, bet valstiečiai sutiko, kad buvo geri argumentai, dėl ko tie 4% yra. Ir mes dabar sutiktume ir 10%, manau, visi sutiktų mokyti 10% GPM. Bet, o kas yra PVM? 21%. Dabar man PVM parodykit nors vieną valstybę pasaulyje, kuri turi pridėtinės vertės mokestį ant visko. Ant kūro, ant maisto, ant pajamų, ant visko. Visur PVM mokam. Ir kas, prie ko mes čia vertę pridedam? Priminsiu, PVM yra laikinas mokestis, kuris yra laikinai pakeltas iš 19% į 21%. 18 buvo. Buvo netgi 18, bet apskritai pats mokestis yra laikinas. Tai iki kada jis laikinas bus? Mes jau aš pasienį baigiau, kaip jisai laikinas. Tai kada baigsis tie laikinieji mokesčiai? Ir aš kada pradėjau klausyti, aišku, jų blevizgų apie kelimą PVM dar 1% iki 22%, aš pasakiau, kad viskas čia jau reikia tripelti kojelę šitoje vietoje.
Nes kaip ir sakoma, kaip ir visi mes suprantam, kad Lietuva, ateitis pagalvojus kelis metus į priekį labai liūdna. Labai liūdna. Ir ekonomika nėra šiaip finansai. Ekonomika yra žmonių gyvenimai. Dėl to, kad buvo įvesti tokie žvėriški, nežmogiški mokesčiai, žmonės korėsi ir žudėsi. Tai čia nėra, sakau, labai jie viską supaprastina, tiesiog ekonomika. Čia ekonominiai klausimai, mes čia maždaug taip viską lengvai ranką nustumė į šoną, kad ir aišku, aš puikiai prisimenu, kada pats pradėjau tik darbą savo dirbti, kaip tarp darbo žmogus 18 metų suėjo, buvo pasiūlytas naujas ekonominis planas, modernus, europietiškas, su patrauklia mokestinė sistema, kad investuotų užsienis. Kad, užsienis mestų čia pinigus, kas yra gerai, investicijas prašau. Bet dabar nieks nenori į mus investuoti. Elonas Maskas Tesla tiksliau pasakė, kad ne, jūs baigit, jūs 31% iš mūsų lupsit, ne, tikrai ne. Jūs sako, kas ten pas jūs vyksta, nesuprantu. Williams irgi gamyklą, tą Microsoft gamyklą irgi nestatė. Ten priežastis išvis neaiškis buvo, pasakė, kad mes neturim specialistų Microsoft'ui parengti, nors pats Microsoft'as specialistus rengia. Taigi vėlgi, eilinį kartą iš mus padarė mūlikus paskutinius. Ir toliau norima kelti mokesčius. Ir aišku, tie patys žmonės, kurie prikūrė tos laikinuosius mokesčius, toliau kaip patarinėja vyriausybei, Seimui, kokius mokesčius ir kaip reikia kelti. Taigi aš kviečiu žmonės atidaryti tos finansų ministerijos duris, puslapį. Ir netgi pagal šitas esamas geopolitinės gairės ir sankcijas ir viską, prisidėrinkime prie jų. Bet žinau, kad tikrai galima sukurti modelį netgi šitoje esamoje situacijoje, nes tai irgi vėlgi puikus pavyzdys Rusija, Baltarusija. Netgi po žvėriškom sankcijom jų ekonomikas puikiausiai auga, puikiausiai jie ten gyvena, jie ten nemato jokio vargo. Atsiprašau, pranešėją noriu biškį perspėti, minutė liko. Tai va, sunku kalbėti apie esminės žmonijos problemas, kada duodas tik kelias minutės, bet vėlgi, aš čia esu tik pranešėjas. Aš nesakau, kad aš galiu parengti gerą verslo planą. Aš verslo planą stipriam šešetui parengiau smulkiai įmonei, kada reikėjo man. Bet yra žmonių, kurie moka, supranta ir aš kviečiu tą planą parengti. Ten yra terminas iki sausio mėnesio, tai iki naujų metų ten, iki sausio galo, berods, kada tą planą parengti. Ir aš kviečiu parengti tą planą ir čia bus kaip paskutinis mūsų šauksmas. Ir mes turėsim tą ir padaryti Seimui, duoti spaudimą, nežinau, vėlgi, ar tai bus per peticijas, ar per... referendumas, tai man 300 000 Lietuvų yra beprotybė. Ir vėlgi, pasaulyje nors vieną šalį jūs man parodykit, kur referendumas 300 000. Tai man, kada kviečia dalyvauti referendume, aš sakau, man pykina, aš net negaliu pagalvoti, kaip 300 000 parašų reikia surinkti ir aš žinau dar, kad saugumo tarnybos mums neleis to daryti. Nes, kaip tada skelbsiu, tai valstybinė veikla. Didelė problema irgi taipogi yra Europos Sąjunga. Daug kas kritikuoja Igną Vėgėlę dėl to, kad jisai pasisakė prieš žemės referendumą. Taip? Aš irgi. Tai aš jo ir paklausiu. Bet jis yra adekvatus žmogus ir jisai labai gerai man išdėstė, išaiškino. Kad jisai nėra prieš referendumą, jisai ir teisininkas, juristas. Jisai pasakė, Europos Sąjungos teisė draudžia neparduoti nekilnojamo turto Europos Sąjungos nariams. Draudžia, Europos Sąjunga draudžia. Tai ar mes esame laisva nepriklausoma valstybė? Tai dėl to aš jį gerbiu vien dėl to, kad jisai gali adekvačiai, be jokių epitetų, be nieko išaiškinti ir gražiai paaiškinti va tą eilinį dalyką, kurio nieks negalėjo man išaiškinti. Kad visi tik tai sako, kad jisai prieš ir viskas, bet žmogus juridiškai supranta tą dalyką. Taigi,
Kviečiu į tą finansų ministeriją dirbti, kviečiu po to jau kaip paruoštas bus tas planas. Ir aš suprantu, kad finansais tiek suprantu, kad neišeis dabar tos mokesčius tiesiog paimti ir visus sumažinti iki ten 0. Tai 5 metų planas, kaip kas metus mokesčiai turės būti nekeliami, o kaip sudaryti planą, kad kiekvienais metais mokesčiai vis bus mažinami iki tos optimalios ribos. Ačiū, supratau. Kiek man tenka dabar važinėti po Lietuvą ir visą kitą, tai sako, ten nevažiuok, tu ten tas ta, tu nevažiuok tenai ten tas ta. Pastoviai matosi tos apkalbos. Bet aš įjungiau mezgėją, kaip aš sakau, ir aš tų apkalbų nebeklausau ir visur važiuoju ten, kur žmonėms reikia minčių. Antra mintis. Kaip padaryti, kad mūsų būtų daug ir kad mūsų ne tiek, kiek čia dabar sėdi, būtų 3-4 daugiau. O tai aš sumašiau tokią dalyką, kurį pradėjau diegti Panevėžy. Ir jis kol kas man patinka ir žmonėm patinka. Mes padarėm 10 žmonių tarybą, valdybą, biurą, kaip nori gali pavadinti tą žodį. Bet ne vienas asmeninis karalius, o 10 žmonių, kurie padaro sprendimus. Ir tie sprendimų pagalba, tie mes 10 žmonės, ieškam kitų 10 žmonių. Kiekvienas iš tų 10 ieško dar 10, automatiškai tie kiti 10, dar kitų 10. Tai va taip aš pavadinau tą reikalą politinę piramidę. Kaip žinom, yra finansinės piramidės, tai padaryti politinę piramidę. Kaip ją padaryti? Aš ją padariau labai paprastai. Aš kaip mezgėjas turėjau ir turiu 5000 dalyvių pas mane Facebook'e, mano puslapyje. Aš kai kurios išimu, kurie ne politiniai, kiti, priima į tą puslapį žmonės ir mes kiekvieną į savaitę, galim sakyti, 3-4 kartus darom pokalbius, vaizdo pokalbius. Telefonus mes visi turim. Ir prisijungti prie tenai. Aišku, kiekvienas tas 10 žmonių yra moderatorius. Ir jisai gali prijungti savo žmonės 10. O aš kaip būdamas pradėjęs tą visą reikalą, aš pradėjau kaip moderatorius visiems junginėti ir visiems patiko. Kiti žmonės, aš dar pakoreguosiu, dar vieną 100, dar 100, apie 1000 žmonių galima čia. Labai lengvai ir greitų kelių. Su ta sąlyga, kad žmonės įsijungtų į tą veiklą. Turi telefonus, turi turėti Gmailus, turi turėti Facebookus, turi turėti visokias kitokias prieinimo, kad galima su žmogum susisiekti būtų. Ir kad tas žmogus norėtų ir galėtų bendrauti. Kartais ir nebūtinai, kad jisai pasisakys tame, kaip sakant, bendravime. Svarbu, bet jisai išgirs, vieną kartą išgirs, kitą kartą išgirs, jau trečiam jau ir pasisakys. Bet jisai jau bus tame rate ir žmonės nori būti tam rate. Kaip ten be keistai skambėtų, bet žmogų bandos jausmas yra gajus. Kuo daugiau žmonių jisai pajaus, kad yra didesnis žmonių skaičius, jisai pajaus didesnį jėgą ir jis daug bus jam lengviau ir įdomiau bus tą reikalą daryti. Ir kai padarai šitą galima per visą Lietuvą. Galima tą 10 padaryti 10 miestų pagrindinių. Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys ir visa kita, tas pagrindinė ta piramidės viršūnė. Ne kažkoks vienas žmogus, bet piramidė, kad daug žmonių. Ir kad nebūtų to, kad viskas remiasi vienu žmogum. Begalės Lietuvoje yra žmonių, kurie priklauso kažkokiam vienam karaliui, kitam karaliui, trečiam karaliui ir ketvirtam karaliui. Ir tie karaliukai tarpusavį kažkokių problemų atranda. Arba nori atrasti tiesiog. Yra jūs, nėra, bet jos atsiranda.
Ir prasideda taip, aha, tas karalius toks, tada mes nesusijungiam. A kai bus 10 žmonių, nebus prie ko prikipti. Paprasčiausiai. Jeigu jau labai norės prikipti, tada jau iš visais. Tai dėkoju už suteiktą žodį. Pradeda susitikimą, turėjau galimybę pasisakyti ir buvo išdėstyta pagrindinės mintys, kurias įsakyti tokia moteris irgi kalbėjo Nijolė Ulickienė. Jiem pasakė, kad Lietuva artėja į kolapsą. Kolapsas tai yra toksai subliškimas visose srityse. Politiniai, ekonominiai, finansiniai ir dvasiniai. Tai aš kalbėdamas pasakiau, kad išeitis iš šitos situacijos yra per dvasinio gimimo sąjungį. Ir kalbėjau, kad esu inicijavęs tokia piliečių sąjungų Raudona tauta, kur veikiant dviem kryptimis stabdom, naikinam priešą savyje, tai yra egoizmą. Ir kita kryptis, tai stengiamės stabdyti negatyvių reiškinių plitimą mūsų visuomenėje. Tai, kad problemų yra, kad teisinė sistema labai prastai funkcionuoja, irgi jau žinoma. Ir šiandien aš noriu pristatyti vieną žmogų, Egidijų, jo tokia sudėtinga situacija. Vaikų teisų tarnyba, eidama buldozerio, atėmė iš jų šeimos normalios padarios 3 vaikus ir jisai deda visas pastangas tuos vaikus susigrąžinti, bet sunkiai sekasi dėl to, kad ir teismuose tos teisybės labai mažai. Tai dabar norėčiau pakviesti Egidijų, kad jis trumpai papasakotų problemą. Jis turi tokią iniciatyvą, apie kurią pakalbės ir kvies tą iniciatyvą palaikyti taip pat. Ačiū. Esu Egidijus iš Jurbarko, turiu 3 vaikus, kurių dėja atėmė taip vadinami vaikų gynėjai, kabutėse. Aš vadinu vaikų atiminėtojai. Tai vat, vaikus atėmė praėjusių metų prieš Kalėdas. Tai vat kovojam, bet kaip sunkiai sekasi kovoti, matom daug neteisybės. Ir ką aš matau, seniai mačiau, čia buvo prieš 6 metus, buvo organizuoti Lietuvoje keli mitingai. Tai vyko 2 mitingai, vienas paskui kitą Vilniuje, po to daug mitingų įvairiuose Lietuvos miestuose, bet, kaip matome, situacija nepagerėjo. Čia nors po tų mitingų bandė vaikų apsaugos įstatymą pataisyti, sušvelninti, nors tuo klausimu pasisakė daktaras filosofas Arvydas Juozaitis. Tai jisai sakė, kad įstatymą pataisyti kosmetiškai, iš to nieko gero nebus, šeimos ir toliau jausis nesaugios. Ir motinos bijos gimdyti vaikus. Ir bendra Lietuvos demografinė padėtis bus. Pradėkime nuo šito, kad įsipareigotume. O čia priekyje užrašyti yra sakinys toks. Kol nesuvoksime, kad tauta tai mes, tol būsime valdomi kaip baudžiauninkai. Mes nesame šios šalies šeimininkai. Mes tik įsivaizduojame. Mes gyvename fantazijų pasaulyje. Visą laiką brūkdami visų mintis tam, kad mūsų smegenys būtų suvelti ir sukeltas chaosas. Suverenitetas priklauso tautai, taip sako Konstitucijos 1 ir 4 straipsnis. Todėl galime savo patašnuoti per petį, šiandien mūsų valdo struktūros ir gudručiai. Ir tie, kurie buvo užauginti mūsų rankomis, ką norėjo, tai gavo. O dabar ką turime,
Tad jeigu dar neapsijungsime, o ieškosime, priekabiausime ir vaidinsime patys savo labai gudrus, tai liksime prie suskilusios gedos. Ačiū už dėmesį ir prašau. Ir išklijuoju plakatus, pavyzdžiui, tos saugas. Tas melagis, atgavikas. Ir tokias va. Išgelbėkit nuo Praną ir palikit, jei reikia aš už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai skuba svajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šaltį, kaip žydėjimas ryškios. Atskubėkit gyventi, nes pradės nebegrįžta, skubėkime džiaugtis. Tai pradės nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šaltį, kaip žydėjimas ryškios. Čia aš gimiau ir jaučiau tą prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai nuo mūsų meilės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, čia būtinai atvažiuokit pas mus. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžta, skubėkime džiaugtis. Vaik prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, kaip žydėjimas vyšnios, kaip žydėjimas vyšnios. Štai prijojau uošvės dvarelį, štai prijojau uošvės dvarelį. Telkis, motinėlė, medį šalį, dukružėlę. Žirgelių girdyk, žirgelių girdyk. Dar nesikelsiu, dar ne gyvenė, dar nesikelsiu, dar ne gyvenė. Man močiutė taip prisakė, su berneliais nekalbėk.